Kiek yra būtina. Kiek yra būtina, tiek domiuos, o kažkaip papildomai tai neypatingai gal. Ne ta sfera tiesiog. Tenka domėtis, nes darbai vis tiek. Nei vieno darbo praktiškai turbūt nėra be to. Tam, kad internete perskaityti laiškus ir įdomią savo informaciją. Aš turiu jau kompiuterį senokai ir naudojusi visais įmanomais dalykais, kas tik įmanoma, bet tik kažkaip prisibijojau Skype'o. Jau jie man buvo įvedę, žinau, kad estai atrado, šaunuolė estai. Labai myliu tą tautą, nes labai pažangus. Ir dabar jau pradėjau naudoti Skype'u ir tikrai labai man patinka, su visom draugiam galiu pasišnekėti, matau vaizdą. Sužinoti apie įmonę, tarkim, pamačiau parodoje įmonėje, jos ten stendas, bet tai stendas tai yra labai maža dalis. Ir ieškau komentarų, ieškau duomenų, finansinių rezultatų. Priklauso nuo to, ką noriu rasti. Ko tu naudojasi? Ir visi kasdieniški dalykai, aišku. Šiais laikais be interneto tai kaip be rankų. Manau, kad ne. Išvis nėra informuota. Nepakankamai. Visai nesuteikiama, manau. Nes pati dirbu mokykloje, tai matau, kad ir savi vaikai, ir mokyklos vaikai ir nesaikingai, ir kenksmingai, ir pavojingai naudoja informacinės technologijas. Šiais metais jau nelabai, bet prieš tai būdavo labai aktuali socialinė reklama, kaip nemokamas internetas bibliotekose, kaip, tarkim, vyresni žmonės skatinami naudotis internetu. Tai gerai, aš manau, tai jau mes pasiekėm, dabar internetu tikrai moka naudotis daug kas, bet apie privatumą, apie saugumą, manau, kad mažai kalbama. Nėra tenais kompiuterio kokiam nors kaime, žmonės puikiai gyvena. Yra žmonės net neturi telefono ryšio, arba ten traukia tik tai tam tikroje vietoje kaime. Jiem labai gerai. Jie užsidirba savo ten kažkokį pinigėlį, kažką darydami ir ten apie kompiuterį nėra nei galvos. Sunku. Mes tiek esam pripratę prie gero, jog labai būtų sunku dabar be to išgyventi. Bet įmanoma. Įmanoma, aišku. Jeigu išvažiuotum gyventi į kalnus. Taigą. Į taigą. Galima ir be elektros išgyventi, ir be mėsos galima išgyventi. Galima išgyventi. Ne, jokių būdų. Ne, jokių būdų. Taigi ir viešbučiai, ir rezervavimas, bilietai. Bet be informacijos, tai manau ne. Nes kas valdo informaciją, valdo pasaulį. Kaip pasakyti, daug kur mes pranašesni už kitas šalis ir netgi ir pačius galbūt rusus, ar ne? Arba europiečius, kiek žinau, internetą pas mumis kokybė iš vis geresnė negu daugelio pasaulio šalių, ar ne? Taip net nepagalvotum, kad įmanoma. Yra dar kur tikrai labai tobulėti ir šiaip tai gerų IT specialistų tai trūksta. Nes kiek teko anksčiau susidurti ankstesniuose darbuose, tai jeigu visoje firmoje yra vienas iš tikrųjų tik tai gerai išmanantis žmogus, tai manau mažoka. Manau, kad nesam paskutiniai, bet yra kur eiti. Lyginant su kitom šalim, net labiau ekonomiškai stipresnėm, jinai informacinėse technologijose labai pažengus. Lietuva tikrai. Nes aš su vokiečiais daug bendrauju ir dauguma mano tų pažįstamų tai tokie irgi subrendusio amžiaus ir kaip aš. Tai žinokit, mažai kas įvaldės tą kompiuterį. Taip, kad galim didžiuotis. Lietuvos gamintojai labai daug eksportuoja į užsienį savo informacinių technologijų gamybos. Nežinau. Konkrečiai kompanijos pavadinimo nepasakysiu. Negaliu tokios įvardinti. Grynai lietuviškų firmų tai nelabai gal. Kažkaip nelabai iš tikrųjų. Barclays, man atrodo, ir IT kažkokia yra dar, ar ne?